Šiandien aš jums parodysiu keletą triukų su kortomis. Taigi, aš turiu 2 kortas, viena, abidvi. Aš jas suspaudžiu ir stebuklas. Atsirado pinigas. Kaip tai padaryti yra labai paprasta. Tiesiog paimate, pinigą prispaudžiate prie kortos, tada kortą parodote vieną, kišate va taip, su kita ranka prispaudžiate pinigą, parodote ir tiesiog kitą apsukate. Suspaudžiate ir atrodo, kad atsiranda pinigas. Galite tai parodyti savo draugams, tikrai jie nebus nusivylę. O antras triukas yra pranašystė, bet aš jo dėja neatskleisiu. Aš užrašysiu pranašystę, kokia bus korta. Taigi, parašiau vynų tūzas, kad bus korta. Taigi, aš metu kauliuką. Sudedu jo šonus. 4 ir 3. Matote? 4 ir 3 yra 7. Taigi, pramaišau kortas. Ir atskaičiuoju 7 kortą. 1 kortą, 2 kortą, 3 kortą, 4 kortą, 5 kortą, 6 kortą ir 7 kortą. Matote? Tai yra vynų tūzas. Šis triukas vadinasi pranašystė. Jis bus neatskleistas. Ačiū, kad žiūrėjote. Prašau subscribe. Iki pasimatymo.